geriausias laikas savirefleksijai yra tas momentas, kada galvoje viskas ūžia, staugia rėkia, bėga lekia ir tarsi nerandu savo vietos. Ir štai čia yra pirmas požymis, kad laikas yra ne tik padaryti pauzę, sustoti, bet ir pareflektuoti su savimi, kaip, kas, bla. Kas čia dabar vyksta taip? Kas čia dabar vyksta? Kodėl čia ūžia? Dėl ko čia darbai, žmonės, vaikai, ne, darbai. Tai pirmas momentas toks pauzės sustojimas, įsivertinimas. Ir tai padeda, žinot, kas padaryti. Įkvėpimas. Taip kad savirefleksijos pirmas žingsnis yra įkvėpimas. Kviečiu įkvėpti.